Mūsų kūrybinė grupė vyko ieškoti tos ypatingos vietos. Tos pradžios, kuri brangi, kuri išliko visų mūsų atminty. Kur buvo gyventa, kur augo vaikai, kur dirbta, vargta, tikėta, jog čia svetimoj žemėje išauš laimingesnė diena. Norėjom surasti, pamatyti tą erdvę, kur buvo aukotos pirmosios prisikėlimo parapijos mišios. Tuomet čia buvo kino teatras Pagdel, kur 1953 metais ir buvo aukotos pirmosios mišios. Jose dalyvavo 1000 lietuvių. Nepaprastai džiaugiamės, džiaugsmo ašaros liejo. Tikrai džiaugiamės labai. Buvo žmonių net iš Detroito atvažiavusi. Aš savo vieną pažįstamą sutikau, sakau, kaip tu čia dabar atsiradai? O girdėjom, kad pranciškonai atsidaro pirmasis pamaldas, tai atvažiavo. Matau save kaip mažiukę, bet tas visas kinas buvo labai, atrodo, didelis. Ir kažkas tai vyko, bet aš net iš Vokietijos laikų prisimenu, kad kai mes sueidavom visi kartu, tiek daug žmonių buvo, taip malonu, mes visi norėjom kartu būti. Tai tokią šilumą aš prisimenu. Po kelių mėnesių prisikėlimo parapijos bažnyčia persikėlė į kitą kino teatrą Kaladž. Taip smagu, kino teatrai sėdi, reiškia, minkštose kėdėse. Nu ir be to, aš pirmą kartą praktiškai pranciškonus ir mačiau. Aš nesu matęs Lietuvoje pranciškonų. Tik kunigus matau, man tas ir patraukė, kad nauji kunigai, kaip sako, pranciškonai. Mūsų išeivijų žmonės, mes Vokietijoje ir Arklidėse mišias turėdavom pokario metais. Tai taip, kad buvo, negali sakyti, kad įprasta, bet priimtina, kur galima atnašauti mišias, kur bus kunigas ir mes visi. Jautėm tokią vienybę, jautėmės visi vieną ir ieškojom vietos, kur pasibaigus mišiom galėtume išeiti, kur nors dar daugiau pasikalbėti. Nors tada dar atskiros salės nebuvo, išėję, tai tik ant šaligatvių vieni su kitais pasikalbėdavom.